Labas rytas, berniukai ir mergaitės. Žiūrėkit, kaip mūsų ryts prasidėt. Čia buvo pasėtas pupytės, pats pirms lauks. O kaip dulk. Ko čia per jaunuolius važinėjai, ko žin? Ką jaunuolis? Kaip? Kokybė? Nežinau, šiaip vis tiek minkšta, kad pravažiavai čia. Nu, gražiau, aišku. Gražiau. Nu, šiaip žmonija yra taip dara, žmonija. Nu, žinai. Aha. Nesakyk, kad atvažiavai dirbt kažko. Ne, tai aš tik pafilmuoju. Bet aš taip jau to pintą vis dauginant tos rankos. Tai pats darai, tai jau net netaupai. Pats režisierius. Nu, aha. Aš supratau. Šaliką tokį menininkas užsidėjai. Svarbu, kabliukų šilta. Kabliuką, kada šilta, tada viskam šilta. Aha. Jau kepurė nusymo viską. Gerai, važiuok, apsukda porą ratų. Šiaip jau čia praėjo, nežinau, 5 dienas gal kokias po pasėjimą. Tai biški vėluojam gal su volavimu, bet geriau vėliau negu niekada, ne koks ant tas posakis yra. O šiaip mes vakar pradėjom barstyti sulfatą. Biški vėlokai vakar pradėjom, nes nežinojom ką daryti, bet nubarstėm vis tiek 90 hektarų. Tai važiuojam dabar pabaigsim likusius šiam ar 7 dar. Ir tada po pietų turėtų brolis grįžti ir paleisim brolį, o Jezu, nepašnek, paleisim brolį valuot ir viskas jau biškai laisviau bus. Nu da, nusipurkšti reikia kelis laukus nuo žolių ir gal bus ramiau jau. Dar. Taip, tai šiandien būsiu su pirštinė, nes crazy, kas galėjo pagalvot, trašas griauš žaizdą. Kas čia per velnias? Kokio to pirminio terminalo nėra? Terminalo numeris, nu tai yra kažkoks terminalas. Rodyti kitų terminalų identifikavimą, nu rodyk. 256, nu tai taip ir yra 256. Ko tu da nori? What the fuck? Nėra parų, what the fuck. Rašė ten, pasirink pirmą terminalą. Pasirinkau tą pirmą terminalą. Viskas užgesa iš vis. Nieko neberodė. Gerai galvoju, dzin, važiuoju čia man darbinį pasileisti leis. Amazonės terminalės barstytuvą valdysiu. Jeigu ką čia da įmanoma funkcijas pasirinkti per šitą. Pasirinkau vienetą užkūrių traktorių.
persikrovė koms, viską rodo dabar gražiausiai. Prasėdėjau kokį 20 minučių traktoriui, tiesiog bespaudydam. Žiauru. Tai viskas, įsipyliau porą tonų, jau beveik atvažiavau į lauką, čia dabar bus 11 hektarų. Aš čia išbarstysiu, man nereiks prisipildyti, nes dabar turiu 2-4 beveik. Po 200 beriam rapsui, o 110 esu užstatęs kviečiam. Tai va, šitą išberiam ir važiuojam į kitą laukų masyvą, kur 22 rapsa bus ir 10 kviečių. Tai ten jau tėtis atvažiuosiu priekabą, nes man reiks užsipildyti. O čia aš viens pakeliui sutižysiu šitą lauką. Bet tas traktorius kaip rytą išgąsdina, eina savo. Jau galvoju vėl kokia nesąmonė bus, bet nežinau. Nu, susitvarkė dabar jau antrą kartą buvau užkūręs jau nuo tos klaidos traktorių, nu dabar viskas gerai. Gal akumuliatoriai pavargę tokie biški, gal tėčia sukniso protą, nes kalbėjau su vienu žmogu iš čia, sakė, įtampas gal trūko, dėl to čia susikniso jam smegenai. Ar reiktų akumus pasikeisti, nežinau. Bet kurės, nu, prašau. Kar apsiens, nieka gera pradžioj čia tai tikrai. Nudry lauką normaliau. Tai mes dėl traktoriaus gedimą biškį vėluojam dabar su sulfato barstymu. Čia jau tai buvo diskusijų, ar ne per vėlai mes jį trešiam. Nes tipo gal prikrist visur to sulfatą ir gal išdegint lapus viską, bet čia yra tikimybė, kad galėtų prikrist jau, pavyzdžiui, žemė, ne, įkritus. Bet gal nieką nepadarysim. Aišku, lietaus trūkst jau žiauriai. Bet o ką daryt? O ką daryt? Gal rasos užteks. Ką daryt? Sugero traktorius. Vai viskas. Reik antrą? Tokia pat. Tik tai gal kokią 7.7.26 su VT dėžė. Be pakopę, ką barstytuvą pajungiai. Mankenėlė į priekį, gazas dugnas. Nes dabar tas pavaras bam 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 bam. Varom. Čia va, biškai blogesnė vieta dar kažkokia šitoj vietoj. Nu, čia aišku bala buvo, nėra nepadarysi. Bet čia aš pasirodo 2 veislės kažkokias jau. Blemba, nežinau, reiktų... Manam telefone, aišku, visas nuotraukas bus, ką aš čia sėjau. Tuo aš jums žiūrėkit parodysiu, kai galų laukai važiuosiu. Va, čia gerai matos. Anas kažkoks išretėjęs tas rapsas ir spalva visai kitokia negu tas dabar, kur važiuoju. Tik kažkaip koja čia dabar skirias, kad tas toks šviesus, tas toks tamsus, kokios čia dabar veislės. Taip sulfats dul, kad pasiliek pravažiavimas mano visas. Eina savo. Nu, šiandien iš lauko video kietų kadrų tikrai nebus, nes patys matot. Vienoj pusė, kaip matot, baigės. Negaliu greičiau to judesio daryti, nes labai dulkės kyla.
jos biški griaužia. Ir užteks, čia netoli nuvažiuoti. O tam rapsai pasisekė, čia ant jo daug užkrita. Ai, vėl nusirident priekabą bandysim. Priekabą. Na. Palaikyk kamerą, aš neturiu to rankų. Aš nusiėmiau, palauk, reikia įsijungti pavarą. Išsijung pavaras, ana. Aš rožinius sakinius nusimsiu, nes kas čia tokį gražų rapsą užaugina? Na, net nepadrašta. Eik tu savo. Aš sakau, gal mano akiniai meluoja? Bet pasirodo ne. Jeigu galit... Bet pasirodo ne, laikyti. Čia jau moka šitie žmonės. Aha. O, pavyko. Gerai, važiuojam. Blogai sustojau, bet ką dabar darysi? Biškai buvom čia mes įsijauti į darbus. Jau važiuoju į paskutinį rapsą lauką. Jau šiaip į jį ir atvažiavau. Nu ir jūs dabar pažiūrėkit. Koks plėmas yra numiręs. Tuščia, šitokia dydžia bala buvo. Ir jeigu atvirai, aš gal čia mano mintycija, jinai buvo mažesnė. Tai aš net neįsivaizduoju. Tai varyt gal rytoj ir kada dar sėjalką užsikabinti ir atliekda čia pablūdit. Nes čia koks hektaras. Manau, hektarą apsėčiau drąsiai. Ką daryti? Nu, aš viešpatį kaip padarų. Aš per kompą dabar išjunginėsiu tas trąšas. Kur reik, kur nereik, kad nebarstyt, kur aišku nieko nėra. Ir paskui parodysiu tečiui tą žemėlapį ir pasitarsim, ką čia daryti dviese. Ar geriau yra atsiet, ar neatsiet. Nes, sakau, čia didelis plotas. Ai, nu tai parodys, kiek plotą apibarščiau ir kiek neapibarščiau. Tai vat galėsim pamatyti. Alio, laba. Na, sakyk. Pultelį turi vartų? Jo, turiu. Gerai, uždarysiu vartus, gerai. Ką darysi? Važiuoju volos. Aha, na gerai.
Gerai. A, davai. Viskas. Einam susitvarkyt barstyklę. O baltumą kokią. Geras garsas. O baltumą kokią. Čia aš diskus išjungau, jie tiesiog nesustoja suktis. Nu ką, viskas, barstymai pirmi pavasariniai baigės. Tai dabar toliau šiaip apsimėtėme čia biškį tos rudeninius tą pavasarinius darbus. Dar biškį apsipurkšliką ir pavaluot. Lematas barstytus. Ant tiek tos trašas dulkat šakės. Kosmosas. Kiek granulių būtų išėję da iš tų dulkių. Tai viskas, šiandien tiek. Pratęsim video rytoj, kai pažiūrėsim, kaip brolius sekas valuot. Ir kai nuplausim barstytuvą, ir kai jį pastatysim, ir prikabinsim purkštuvą. Viskas, iki rytojaus. Labas rytas. Nu, šiandien dieną biškį vėliau aš bent jau pradėjau. Paskambina brolis, sako, kurą reikia, tepalą reikia. Tai paėmiau kelias skanės, tepalą paėmiau. Važiuojam aptarnaut ir varom kaip kebabą. Narvs atvibruoji. Nu, ką broliuks? Rainelys. Šuns likims aiškus šito. Tikrai jį pervažias kada nors. Nu ką, broliuks? Einam mašiną? Ką? Mašiną? Jo, einam mašiną. Įsimeti kokią akmeniuką. O, į noragų buvo. Nu kaip valuojas. Šiaip tai sunku net atskirt. Kur nesunku? Kur tau sunku? Ne, taip kaip žiūri, tai sunku. Eik, tu šnekoriu. Man tai sunku. Susilieja, atrodo, net man. Ką tu filmuoji? Žuvies grybę. Nu, dirb perkas. Nu, gal aš vieną paimsiu. Gerai, ir bus. Nu, dabar čia bus gera atrakcija. Verta pasižiūrėti. Tu nebejuoki. Dulkių neprikratyk į baką. Aha, norėtum. Žinosi, kaip neekonomiškai dirbti. Tai labai ekonomiškai. Tai atsakė vakar pripylę pilą vaką. Na, tai aš išdirbau beveik 20 hektarų. Nu, tai beveik kaip sartum čia. Sudeginai. Tai jis rindau. Jo. Tas mažas. Nu, čia bus geras. Verta pasižiūrėti. Ore. Žiūrim. Žiūrėk. Ore. Nu, tai kaip broliuks pripylė tau nepilnas skanės, tai... Oi. Oi. Nematau šiaip, jeigu turi. Nu va.
O mes važiuojam nesušalt. Šiltai, lovytė, namučia, viskas. Ne, jeigu rimtai, tai važiuojam plaut barstytuvą ir kabint purkštuvą. Limpam, jaunuolį. Paleidau brolį, dar sakau, prasitestuosiu čia vieną kelią, ar jisai yra dar ar ne. Tai čia ne koliuks, čia koliuks. Ir kur čia keliuks turėtų eit? Prisikalia kolų, kur kas nori. Tiesės neįmanoma nubrėžti. O. Kas per velnias? Taip, tai mums barstyklę reikia varyti į tą kampą. Kad mes ją įvarytumėm į tą kampą, reikia šitą patraukti gražuolį. O kol aš prisiruošiu, atsidarysiu duris ir panašiai. Jūs pažiūrėkit, kaip mes parsivarėm šitą. O, į Megą atvažiavo. Šustriau atrodysiu, užsidėsiu. Viskas, paskutinė mašina, važiuoju. Paskutinės mašinas parsivežti, viskas. Jau daugiau nepirksi viskas? Nežinau, pirksiu, nepirksiu, bet gana viskas. Gana. Tai mes važiuojam, kaip Marius sakė, Sieras į Vilnių, tai netoli Vilniaus, būsim netoli Vilniaus reikia nuvažiuoti, bet ne Sieras, o Ford Mondeo. Tai va, viską pamatysit. Tai dvi Mondeo pasiėmėm, vieną tėtį centraliuką nuvežė, kuri be draudimų, be technikinių, o su kita aš dabar važiuoju. Vairas taip, bet daugiau viskas kaip ir normaliai. Komplektacija nebloga visai. Gal tėtį aplenksiu, draug sugesčiau ar kažkas, kad mane partemptų. Bet esmė va čia, abi dvi tokias. Tik šitas skirtums, kad dujas turi. Taip, situacijos atnaujinimas. Baigėsi elektra. Beveik visas lemputės įmanomas užsidegė. Apsukų rodiklė net neberodo. Kurą irgi, kaip matot, neprūdai. Ir kai elektra baigėsi, jinai persijungė ant dujų. Ant benziną, atsiprašau, ir ant dujų nedirb, tai mes nuo Vilniaus parvažiuojam, beveik mums 200 km nėra, bet 108 tai tikrai. Tai 20 kokį kilometrų lika, jau pro Riogalą važiuoju, tai čia jau mūsų rajons, mes jau čia jau mandrus. Numirė spidometras ir numirė iš vis čia net kas mirksėja dujų tas daviklis. Man liko 8 kilometrai, gal net 7 kokie. Nu, viskas. Laimingai suvažinėjau. Laukiam tečio dabar. Kol tečio nėra, išėm iš mašinos akumuliatorių, pajungiu kraut. Nu jo, tuštoks. Nesproktų, biškį primažinkim.
Per lauką dėjau, taigi vartų pultelio neturiu, per lauką dėjau. Bet papasakoji, kiek užsidegė tau lempučių. Tai aš nufilmavau. Ai, tu net filmavai. Tai. Viskas. Paskutinis. Netikiu, ką paskutinis, bet aš netikiu. Viskas. Žmonės net pristabda pažiūrėti, kas čia per vamzdžiai. Kaip vamzdukai. Viskas ledus, mes turim mažai laiką, daug darbų. Reikalų turėjo, šiandien. Saka, 3 valandom ryto lekiam, praėjęs 5. Iškepam. Nu, tai kaip visada, taip ir sakiau, na. Ai, žemoka. Žiūrėk, numerėdė su vėliavėlė. Aha, tai mačiau. Aha, nu pas pacanų buvo. Jo, atrato, na, kusimus į tą mortiks Tai trūkas. spiruoklė. Na. Nu, žmonės neprikėlė to projektą. Ir tu neprikelsi. Neprikelsiu? Be šansų. Be šansų. Be šansų tiek tų projektų yra, kad fiziškai yra neįmanoma. Gerai. Viskas, einam traktorių nusiplaut, apsiplaut yra nuo dulkių ir kabinam purkštuvą. Gerai, įsidėjom tempimas į.
Einam kabint šitą. Nu ką, viskas. Purškimam pasiruošėm. Gal jau net rytoj išvažiuosim, nes jau rytoj tokį atšilimą lengvą rodą. Tai reiktų kažką pafilmuoti, ne? O šiandien viskas. Baigiam video, važiuojam pas mamą žolę pjaut. A ne, ariukai. Važiuojam? Ką? Važiuojam, aišku. Все, ate.